Būkite pasveikinti visi, kurie atradote šį kanalą, kurie esate galbūt pirmą kartą jame, kurie galbūt reguliariai klausotės šių laidų, šių įrašų. Būkite pasveikinti visi. Širdžiai džiaugiuosi kiekvieno iš jūsų, kurie apsilankote, klausotės, gilinatės, mastote drauge, siekiate pažinti Dievo žodį. Tikrai Dievas te gausiai laimina jo pažinimu, jo išmintimi, jo šviesa ir jo padėjimu gyventi mums pagal jo žodį. Ir šiandieną mes skaitysime Luko Evangelijos 6 skyrių, kuriame sutiksime nemažai Jėzaus mokymo, kaip jis mato mūsų gyvenimą, kaip jis nori, kad mes gyventume šioje žemėje. Tai yra jo valia mums ir jo žodis, jo valia be jokios abejonės yra aukščiau viso kito, aukščiau visų kitų žmogiškų filosofijų, žmogiškų išvedžiojimų, žmogiškų išmąstymų. Jėzaus žodis, Dievo žodis yra amžinas, amžinai pasiliekantis, todėl amžinai aktualus tuo tarpu ir mums. Taigi Luko Evangelijos 6 skyrius nuo 1 eilutės. Vieną sabatą, jam einant per javų lauką, mokiniai skabė varpas ir ištrynę tarp delnų valgė. Kai kurie iš fariziejų jiems tarė, kodėl darote, kas per sabatą draudžiama? Jėzus jiems atsakė, nejaugi neskaitėte, ką darė Dovydas, kai buvo alkanas pats ir jo palydovai. Kaip jis įėjo į Dievo namus, ėmė padėtinės duonos, valgė ir davė savo palydai, nors jos niekam neleistina valgyti, tik kunigams. Ir jis pridūrė, žmogaus sūnus yra ir sabato viešpats. Šabas, sabatas, tai buvo pas žydus, pas izraelitus šeštadienis, kurį jie švęsdavo, skirdami viešpačiui, susilaikydami nuo visokio darbo, nuo visokios veiklos. Ir čia matosi, fariziejai įžvelgia mokinių veiksme darbą, veiklą, rūpestį maistu, rūpestį duoną. Ir jie sako, to nevalia daryti. Kodėl jie taip daro? Kodėl jie pažeidžia šabo įstatymą? Ir čia Jėzus primena jiems Dovydo atvejį, kai Dovydas, kai jis buvo persekiojamas Sauliaus, kai jam trūko maisto, kai jam trūko duonos, jis prašė ir kunigas davė jam padėtinės duonos, kurios nevalia niekam valgyti, tačiau jie jos valgė. Tuo parodant, kad žmogaus gyvybė yra aukščiau už šitą įstatymą. Jėzus gale priduria sakydamas, žmogaus sūnus yra ir sabato viešpats. Jėzus yra virš sabato. Ir tuo jis parodo, kad mokiniai būdami išalkę, jie gali per sabatą savo pragyvenimui, savo išgyvenimui pasiskabyti tų varpų ir pasilukštenti tų grūdų tam, kad jie numalšintų alkį. Fariziejai matosi čia, kaip ir daugelį kitų situacijų, yra nelankstus, yra inertiški, yra stagnatiški, susikaustę patys ir bando sukaustyti kitus. Tuo tarpu, kad jie neįžvelgia Dievo minties, jie neįžvelgia Dievo intencijos, kad Dievo savo įstatymų nenori kažkaip tai numarinti žmogaus, nenori kažkaip suvaržyti žmogaus, kad visi Dievo įstatymai, visi Dievo įsakymai, jie skirti žmogaus labui. Ir šis įsakymas nepriboja sabato dieną, šabo dieną, būtent pasirūpinti savo tuo kasdieniu maistu. Žmogaus sūnus yra ir sabato viešpats. Jeigu žmogaus sūnus yra šalia ir jis neprieštarauja, tai kasgi gali prieštarauti?
Kitą sabatą jis nuėjo į sinagogą ir mokė. Ten buvo žmogus, kurio dešinė ranka buvo padžiūvusi. Po savaitės, kitą sabatą, Jėzus atsiduria vėl sinagogoje ir ten yra žmogus, kuris kenčia kūno negalią. Jo ranka yra padžiūvusi, jo ranka neveikli. Rašto žinovai ir fariziejai stebėjo, ar jis gydys per sabatą, kad rastų, kuo jį apkaltinti. Taigi mes galime iš to pamatyti, kokia kieta širdis yra fariziejų rašto žinovų. Jie žiūri, stebi Jėzų, ar šis gydys per sabatą, kad galėtų jį apkaltinti. Vietoj to, kad džiaugtųsi, kad kažkas sergantis pasveiksta, pagyja, ieško apkaltinimų, ieško priekabių prie Jėzų, kaip mes ir praeitą sykį minėjom. Būtent tai buvo būdinga fariziejams ir būtent tuo jų dvasingumas, menamas dvasingumas yra toks atstumiantis, netikras, iškreiptas, žmogiškai surėdytas, žmogiškai sudėliotas, paremtas nuosavų teisumu, paremtas tokiu kietu, iškreiptų Dievo žodžio, Dievo įstatymo laikymusi. Saugokime tokio santykio, tokio požiūrio, tokios širdies. Būkime atviri Dievui, būkime lankstus jo šventai dvasiai, kuri dažną kartą juda ne taip, kaip mes tai esame suplanavę, sumanę, įpratę, numatę. Tai mums yra pamoka. 8 eilutė, bet jis, žinodamas jų mintis, tarė vyrus padžiūvusią ranką, kelkis ir stok į vidurį. Tas atsistojo. Tada Jėzus jiems pasakė, aš klausiu jūsų, ar per sabatą leistina gerą daryti ar blogą, gelbėti gyvybę ar pražudyti. Kitaip tariant, Jėzus sako, kad sabato įsakymas, jis nedraudžia daryti gero, jis nedraudžia gelbėti gyvybės. Ir apžvelgęs visus aplinkui tarė tam žmogui, ištiesk savo ranką. Tas taip padarė ir jo ranka tapo sveika, kaip ir kita. O jie baisiai niršo ir tarėsi, ką galėtų Jėzui padaryti. Fariziejai rašto žinovai pamatė, kad žmogus pasveiko, kad jo ranka atgijo, vėl tapo veikli, baisiai įniršo. Įdomu, kaip jie būtų sureagavę, jeigu kažkuris iš tų rašto žinovų ir fariziejų būtų sirgęs, būtų neįgalus ir šabato dieną būtų tapęs sveikas. Beveik nebejoju, kad jie būtų džiaugiasi, bet štai kaip yra nepaprasta kitą kartą atsidurti kito kailę, pajausti kito skausmą ir pajausti tai, ką jaučia kitas žmogus. Stebėtina yra fariziejų ir rašto žinovų reakcija. Įniršis išgyjant žmogui. Įniršis kažkam patiriant džiaugsmą. Kokia kieta turėjo būti širdis. Tomis dienomis jis užkopė į kalną melstis ir ten praleido visą naktį melsdamasis Dievui. Kaip ir praeitame skyriuje mes matėme, Jėzus pasitraukdavo į dykvietės melstis. Čia skaitome, kad jis praleido visą naktį melsdamasis. Tai rodo, kiek svarbu Jėzui buvo bendrauti su savo tėvu. Kiek svarbu buvo jam prisipildyti tos gyvybės, to gyvenimo, to šviesos, tų jėgų, kurios sklido iš jo tėvo. Kas vyksta išaušus rytui? 13 eilutė išaušus rytui jis pasišaukė savo mokinius ir iš jų išsirinko 12, kuriuos ir pavadino apaštalais. Simoną, kurį praminė Petru, jo brolį Andriejų, Jokūbą, Joną, Pilypą ir Baltramiejų, Matą ir Tomą, Alfėjaus sūnų Jokūbą ir Simoną vadinamą Uoliuoju,
Jokūbo sūnų Judą ir Judą Iskarijotą, kuris tapo išdaviku. Taigi mes matome, kad po tos naktinės maldos naktį praleistos maldoje Jėzus padaro svarbų pasirinkimą. Jis iš savo mokinių, matos, jų būta daugiau negu 12, išsirenka būtent 12 apaštalų, 12 mokinių, kurie bus su juo visur, kur jis eis, o vėliau perims jo tarnystę, jo misiją. Taigi mes matome, priimant svarbų sprendimą, yra gerai tarti su Dievu, yra gerai klausti jo, yra gerai išgirsti iš jo tam tikrus nurodymus, tam tikrą patarimą. 17 eilutė: nusileidę su jais žemyn, sustojo lygumoje. Ten buvo daugybė jo mokinių ir didelės minios žmonių iš visos Judėjos ir Jeruzalės, iš Tyro ir Sidono pajūrio. Jie susirinko jo pasiklausyti ir pagyti nuo savo ligų. Buvo pagydomi ir kankinami netyrųjų dvasių. Visa minia stengėsi jį paliesti, nes iš jo ėjo jėga ir visus gydė. Štai mes matome, kad Jėzus nesiekė minių, bet minios ieško jo ir minios plūsta pas jį, siekdamos pasiklausyti, kaip jis moko, ko jis moko ir pagyti nuo savo ligų. Ir būtent tą pačią mintį mes skaitėme ir 5 skyriuje, praeitame skyriuje. Pasakyta, kad būtent ten žmonės irgi taip pat rinkosi prie Jėzaus ir pridėta, kad ir ten buvo viešpaties jėga, kad gydytų žmonės. O čia pasakyta, visa minia stengėsi jį paliesti, nes iš jo ėjo jėga ir visus gydė. Ir mes matome tiek pirmų, tiek antrų atveju būtent tas jėgos turėjimas, jėgos pasireiškimas sekė po maldos. Sekė po to, kai Jėzus prisipildė dvasios, kai Jėzus praleido laiką su tėvu. Tėvas siuntė, dovanojo tą jėgą, kuri gydytų ligas, kuri griautų velnio darbus. Taigi panašiai ir mūsų gyvenime, mes norime patirti Dievo artumą, Dievo palydėjimą, Dievo pritarimą, Dievo pagalbą, Dievo jėgą, realiai patirti Dievą savo gyvenime. Taip pat ir mes turėtume praleisti laiką su juo, būti arti jo, ieškoti jo veido, siekti jo. Ir be jokios abejonės jis neliks nuošaly, jis dalyvaus mūsų gyvenime aktyviai. Kaip kad Jėzus yra pasakęs, kas prašo gauna, kas ieško randa, kas beldžia tam atidaroma. Taigi ten pasakyta, iš jo ėjo jėga ir visus gydė. Dievo jėga tarnavo kitiems žmonėms per Jėzų Kristų. Tada pakėlęs akis į savo mokinius, jis prabilo. Štai mes matome, Jėzus ims mokyti dabar savo mokinius, kas jiems turėtų būti būdinga, ko jie turėtų siekti savo gyvenime, kaip jie turėtų gyventi. Palaiminti jūs vargšai, nes jūsų yra Dievo karalystė. Palaiminti, kurie dabar alkstate, nes būsite pasotinti. Palaiminti, kurie dabar verkiate, nes juoksitės. Palaiminti jūs, kai žmonės jūsų nekęs, kai jūs atskirs, šmeiš ir atmes jūsų vardą kaip blogą dėl žmogaus sūnaus. Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes štai jūsų atlygis didelis danguje. Taip jų protėviai darė ir pranašams. Taigi, ką Jėzus kalba? Jis kalba apie dabartį, apie tai, ką tenka ir teks patirti jo mokiniams, ir jis kalba taip pat apie ateitį, apie būsimąjį gyvenimą, apie gyvenimą po šio gyvenimo, apie amžinybę, apie Dievo karalystę. Ir jis sako, kad anapus bus atlygis. Anapusinėme gyvenime bus atlyginta už šiame gyvenime
patirtą susispaudimą, patirtą pasiaukojimą, patirtus praradimus, patirtą panieką ir atmetimą žmonių. Jėzus sako, kad dabar jūs alkstate, verkiate, esate vargšai. Dabar sako, jūs būsite nekenčiami, atskirti, šmeižiami, atmetami dėl Jėzaus vardo. Kitaip tariant, būti Jėzaus mokiniu tai nereiškia nuolatos visuomet sulaukti žmonių pritarimo, pagirimo, liaupsių. Atvirkščiai, tai reiškia patirti nesupratimą, patirti panieką, atmetimą, pašaipas, netgi persekiojimus, netgi susidorojimą. Būti Jėzaus mokiniu reiškia būti vargšu savo viduj, pripažinti savo menkumą, pripažinti savo silpnumą, nuodėmingumą, pripažinti poreikį kažko didesnio, kažko aukštesnio ir būtent Jėzaus Kristaus kaip to, kuris apvalo mūsų nuodėmes, kuris atleidžia mums, kuris pakelia mus iš mūsų nuodėmingumo, kuris ištraukia mus iš to liūno, kuris ištiesia mums ranką. Sako, jūs palaiminti, kurie dabar alkstate. Ir pirmiausia, Jėzus kalba ne apie fizinį alkį, apie dvasinį alkį, nes jeigu mes pasižiūrėsime į rašto žinovus ir fariziejus, jie buvo patenkinti savimi, jie buvo sotus, daugiau negu sotus. Jiems nieko netrūko, jie nesijautė esą akli, jie nesijautė esą ištroškę ir išalkę. Atvirkščiai, net patį Jėzų jie manėsi gali pamokyti ir paprotinti. Taigi palaiminti, kurie dabar alkstate, kurie pripažįstate savo dvasinį skurdą, savo dvasinį bankrotą. Palaiminti, kurie dabar verkiate, kurie dabar atgailaujate, kurie liūdite dėl savo nuodėmių. Jūs dabar palaiminti. Nesako, ateis diena, kai sako, jūs patirsite, jūs gausite Dievo karalystę, jūs atsidursite Dievo karalystę, jūs būsite pasotinti. Ir sako, jūs juoksitės ir džiaugsitės. Nes sako, štai jūsų atlygis didelis danguje. Jėzus kelia savo mokinių žvilgsnį nuo šio pasaulio, nuo šio gyvenimo, kuriame jie gyvendami kūne patiria daug diskomforto, vidinio diskomforto ir išorinio diskomforto, nepatogumo, persekiojimo, vidinio skausmo, vidinio tokio širdgėlos, kad tu negali pats išlipti iš tos nuodėmės, nors ir nori, kaip Paulius sako, apaštalas Paulius sako, aš noriu daryti gerą, bet aptinku savyje kitą įstatymą, aš neįstengiu, mano kūnas linkęs daryti nuodėmę ir dėl to aš liūdžiu, dėl to aš verkiu, dėl to aš išgyvenu ir pergyvenu. Ir Jėzus sako, palaimintas tu, jei tokią nuostatą turi savyje, jei tai išgyveni, nes sako, tu būsi pasotintas. Aną dieną tu būsi paguostas ir pradžiugintas Dievo karalystėje. Ir priešingai, 24 eilutėje sako, bet vargas jums turtingieji, nes jūs jau atsiėmėte savo paguodą. Vargas jums, kurie dabar sotus, nes būsite alkani. Vargas jums, kurie dabar juokėtės, nes jūs liūdėsite ir verksite. Vargas jums, kai visi žmonės jūs giria, nes ir jūsų protėviai taip gyrė netikrus pranašus. Taigi, dvi kategorijos žmonių - Jėzaus mokiniai, kurie yra vargšai, alksta, liūdi, atmetami, ir tie, kurie yra turtingi, kurie juokiasi, tie, kurie sotus, patenkinti savimi, kurie šiame gyvenime patiria malonumą, pasitenkinimą. Visų pirma eina kalba apie vidinį gyvenimą, apie dvasinį gyvenimą.
jie patiria pasitenkinimą, bet Jėzus sako, kad vargas jums. Ir 26 eilutė mums atskleidžia, kad Jėzus, kalbėdamas apie turtinguosius, sočiuosius, besijuokiančius, jis kalba pirmiausia apie dvasiškai pasitenkinusius žmonės. Jis kalba apie dvasininkus, to meto dvasininkus, kuriuos mes jau minėjome šiandieną, rašto žinovus, fariziejus. Nes 26 eilutėje būtent Jėzus sako, vargas jums, kai visi žmonės jūs giria, nes ir jų protėviai taip gyrė netikrus pranašus. Jėzus pavyzdžių paima būtent Senajame testamente netikrus pranašus, tuos, kurie skelbėsi, sakėsi, pažįstą Dievo valią, kurie kalbėjo Dievo vardu. Taip ir čia. Kaip tuos anuos žmonės gyrė, liaupsino, jų klausė, taip ir čia. Rašto žinovus, fariziejus žmonės gyrė, jie siekė tų pagyrų, jie siekė iššaukti tą susižavėjimą jų dvasingumu, jie visaip demonstravo tą dvasingumą. Ir to parodinami, kad jie nealksta iš tikrųjų Dievo, jie alksta žmonių liaupsių, jie alksta pripažinimo, jie alksta išlaikymo, jie alksta būtent šitų dalykų. Ir Jėzus sako, todėl vargas jums, nes vienas dalykas jūs patys neieškote Dievo, antras dalykas jūs klaidinate kitus ir rodote klaidingą kelią kitiems, tiems, kurie jūs žiūri. Taigi, čia sustosime ir apibendrinant galima pasakyti, kad čia šis tekstas, ši rašto ištrauka, ši 6 Luko Evangelijos skyriaus dalis mus moko iš tikrųjų nuoširdaus, paprasto dvasingumo, ne kažkokio stagnatiško tradicijų, papročių laikymosi, kieto, nuožmaus tokio reikalaujančio, besipiktinančio laikymosi vienų ar kitų taisyklių, vienų ar kitų papročių, tradicijų, reikalavimo, kad ir kiti to laikytųsi, bet lankstaus ir jautraus atsidavimo šventai dvasiai, įsiklausimo į Dievo balsą, įsižiūrėjimo į jį. Ir kitas dalykas, mes esame mokomi būtent to maldingumo, kaip kad ir Jėzus, jis praleido naktį maldoj. Taip ir mums reikia atsiskirti maldai, skirti laiko maldai, tam, kad savo gyvenime galėtume patirti Dievo jėgą, tam, kad savo gyvenime galėtume patirti Dievo artumą. Priešingų atveju viską imame į savo rankas, priešingų atveju visą bandome daryti patys ir netruks, kai aptiksime, jog visa byra iš mūsų rankų, visa traukiasi, visa griūna mūsų gyvenime, nes patys nesame gabūs statyti saugiai ir palaimintai savo gyvenimo, tik su Dievo palaiminimu, su Dievo priežiūra, su Dievo pagalba. Todėl ir paveskime save praktiškai jam, paveskime save pasirinkdami praktinį šį pasirinkimą, maldą. Ir regėsime, netruks, kai aptiksime, kad Dievas iš tikrųjų yra arti, Dievas iš tikrųjų globoja, veda, saugo, padeda mūsų gyvenime. Ačiū, mielieji, kad buvote drauge, tęskime, gilinkimės į Dievo žodį ir toliau. Klausykimės, kai jis sako, įsijunkite kitą kartą, mes pratęsime skaityti Luko Evangelijos 6 skyrių. Dabar atsisveikinu ir linkiu visiems Dievo didelės palaimos sudie.